Tai pirmiausia, gal norėčiau pasveikinti komandą su labai, galima taip pasakyti, labai kovinga ir reikalinga pirmiausia pergalė. Nes kaip ir praeitą interviu sakiau, kad tas taškelis su Jonu bus toksai atspirties kaip taškas eiti į priekį. Tai va, šitie 3 taškai mums, manau, dar labiau sustiprina. O pačios rungtynės, jeigu taip trumpai, tai buvo tikrai labai kovingos ir buvo to eismo galima sakyti ir vieną, ir kitą pusę. Ir antras kėlinys tikrai galėjo pasisverti ir į vieną, ir į kitą pusę. O Titas, tai labai džiaugiamės. Iš tikrųjų galim sakyti, gal pataikėm į keitimą. Gražus įvartis, komanda džiaugiasi, visi laimingi ir judam toliau. Na, turbūt iki pilnos laimės dar pritrūko sausų vartų. Kaip manot, ko vis pritrūksta komandai, kad vis tokia serija vis dar neišlaikytų sausų vartų? Na, žinot, mes visą laiką galbūt jų norim sausų, bet nėra visą laiką taip paprasta jos išlaikyti. Bet mes kaip ir su komanda, su vyrukais kalbam, kad turim stengtis išlaikyti jos sausus, o progų vieną ar kitą tikrai turėsim įvarčių pelnyti. Bet žinot, futbolas dinamiškas, progos, sakau, antrą kėlinį, manau, tikrai liejasi. Tai, manau, yra sunku išlaikyti kartais juos, bet tikrai buvo gana gera organizacija mūsų, ypač pirmą kėlinį ir antrą kėlinį bandėm perkelti, bet aišku, ir nuovargis tam tikrus dalykus dar antrojo kėlinio pusėje, bet manau, išspaudėm maksimumą. Pasidžiaugėm Tito įvarčių, turbūt labai smagu ir dėl pirmo įvarčio. Arnas Pyčius pelnė įvartį po Harūnaus puikaus perdavimo, kaip tą įvarčio situaciją matėt? Na, mes gana ilgai laukiam Arno jau to įvarčio, Arnas čia rezultatyvius perdavimus dalino, labai tikim, labai laukiam jo, kad jisai tam tikrus skirtumus, galbūt taip galima pasakyti, darytų aikštelėje. Šiandien truputį kitaip matėm iš taktikos pusės į aikštelėje ir manome, gana neblogai pasitvirtino. Ir kaip matom, tikrai pelnė gražų įvartį, atsidūrė reikiamai vietoje, reikiamų laikų ir tiesiog galim su jo įvarčiu pasidžiaugti ir jam padėkoti.